Na tai sveikos merginos. Na ką, pradedu antrąjį šių metų video ir, kaip sakiau, dabar noriu siuvinėti būtent žieminius darbus, bet pasižiūrėkite, ką aš čia turiu pasilikusi. Tai pasilikau čiurlionį ir pasilikau nesvarumą. Nesvarumą dėl to, kad labai noriu šį pabaigti, norisi kuo greičiau, o čiurlionį palikau dėl to, kad yra vaikai užsiprašė šitą paveikslą išsiuvinėti ir kol jų kantrybė dar nesprogo, noriu aš jį greičiau pajudinti. Tai va, o toliau yra kas čia, nykštukėliai, šitie besmegeniai, elniukas, gal arčiau parodysiu, elniukas, žiema mergina, naujas turėtų būti namukas, tas man labai gražus, tada turiu šitą, dar tas schemos, turiu schemą jau elektroninę, jo padėjo man surasti ją ir turiu šitą, apelsinai man jie irgi labai gražus, šitą jau esu pradėjusi. Tai va, gausis taip, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darbų. Tikiuosi viską čia susidėjau. Ir dabar galvoju, nuo ko čia pradėti sukti ruletę. Gal tiesiog įmam ir sukam, ne? Nežiūri, nuo ko pradėti, koks skirtumas. Taigi, sukam ir suku aš, pasižiūrim, ką jinai mum išsuks. Va tai tau. Naujas darbas. Labai smagu. Naujas darbas. Einu atsinešu ir parodysiu, kas ten per darbas ir kokia medžiaga. Tai ruletė išsuko va štai šitą darbą, Anhor. Štai va tokį gražų paveiksliuką. Ir čia yra, rašo Winter Days. Iškia žiemos diena. Labai bažnyčia tokia pusiniais, čia va tai matosi, kad eina pusiniais. Beveik jo, pusiniais ir kai kas va čia stogai net neišsisiuvinėja, gėlės eina kryžiuku ir pusiniais. Tai čia tos ponsetijos, čia tos rožinės kažkokios gėlytės. Ir kas čia įeina į šitą rinkinį, tai va, yra Aida 14 kaunto įeina, toliau Anhor siūlai, išmatavimai 19 ant 16 su pusė, jeigu ant 14, tada 2 žvaigždutės, tai reiškia tas sunkumo lygis. Adata yra prancūziški mazgeliai. O šiaip, va, kas čia dar? Nu va. Tai informacijos tiek, kas čia dar parašyta, nežinau, nelabai žiūriu aš tą, kas čia parašyta. Tiesiog. Tai va, pasiėmiau šitą darbą. Aš jį labai senai turiu. Ir tiesą pasakius, dar grįžtu prie jo, tai aš jį kai gavau, man jis neatrodė labai simpatiškas. Bet aš jį pasidėjau ir žinau, kad vis dėlto su laiku truputį skonis keičiasi, gal tas pajautimas keičiasi. Šitą darbą, kai aš gavau, tai dar iš vis net nežinau, kad galima keisti medžiagą, galvojau, kad viskas, kas yra rinkinyje, būtinai reikia naudoti. Nu, tokių minčių nebuvo. Bet YouTube pagalba, aišku, sužinojau, kad tų medžiagų visokių yra ir jas galima pakeisti. Nes čia, va, matot, yra daug neišsiuvinėtų vietų. Ir medžiaga įdėta, čia va trumpai schemutė, tai šokinėjau biški, va čia raktas. Toliau yra schema, va, be apvadų tokia va schema ir va čia jau yra su apvadais schema. Tai medžiaga buvo įdėta štai tokia. 14 kaunto, tai aš ją tikrai aš jau nenorėjau ant jos siuvinėti, kadangi nėra iš šito vientiso siuvinėjimo, yra tuščių vietų. Tai vat matot šone, aš pasiėmiau tokią medžiagytę, čia kaip lygaus audimo, nežinau koks pavadinimas, nes neturiu aš lapelio. Bet tai koks skirtumas, aš ant šitos medžiagos siuvinėjau laputę, atsimena tą paeglę, kur su kakavos podeliu. Ir va štai tokie va siūlai yra, štai visai nedaug tų siūliukų čia yra. Buvo gražiai jie čia perverti, tai aš va tai pasidariau su kilputėm, kad man neslidinėtų. Tai va, tai siūlų tiek, tikrai nedaug. Daugiausiai yra va štai šito, tamsiai žalio.
O kitų tai po 2, po 1 yra tas sruogas. Tai naujos jokios rūšiuoklės nedariau, pagalvojau, nedidelis darbas, čia toks kartonėlis ir plus dar čia surašyti numeriai siūlų. Tai iš dalies yra labai gerai, nes yra elektroninė schema ir galima, jeigu kas turi Anchor siūlus, tai gali tą darbą išsisiuvinėti. Apie elektroninę schemą, tai ačiū labai Ingai, jinai man surado elektroninę schemą, kad man nereikėtų jos perinkinėti ir gaišti laiką, bet aš kai ją gavau, labai apsidžiaugiau, įsimečiau į sagą ir jos visiškai nenagrinėjau kažkaip. Pasižiūrėjau taip trumpai, viskas gerai, viskas gerai. Bet kai susiruošiau siuvinėti, kai man išsuko ruletė ir aš galvoju, reikia atidžiau pasižiūrėti, aš atsidariau sagą ir aš pamačiau, kad joje visiškai nėra va šito backstitch'o, apvadų. O čia pasižiūrėkit jo kiek, jo čia daug. Labai daug, ypač tose gėlėse, pasižiūrėkit, kas darosi. Nenoriu labai rodyti schemos. Ir tada supratau, kad ta schema elektroninė, jinai visiškai be apvadų. Tai ką aš dariau? Aš tada įsimečiau tą schemą atgal į savo perrinkimo programą. Ir ten susivedžiau viską, reiškia visą vakarą faktiškai užgaišau, kol pasidariau visą backstitch'ų. Ir dar buvo keli ženkliukai netitikimas pagal schemą. Tai susitvarkiau schemą ir prisėdau siuvinėti. Pasiuvinėjau 2 dienas, 2 vakarus. Vakar pirmadienis buvo, tai vakar pasiuvinėjau ir šiandien ryte turėjau laiko, pasiuvinėjau. Ir padariau 880 kryžiukų. Ne tik kryžiukų. Tai parodau dabar vaizdelį. Štai toks. Štai toks rezultatas, tai čia jau ir backstitch'ų padariau baltą spalvą, nes yra jisai čia per vidurį lapai baltą spalvą, o aplinkai apsivedžios tamsiai žalia, tokia kaip yra krašteliai. Tai pradėjau, čia yra pusiniai, ir pradėjau nuo kairio kampo, ir viena gėlytė jau beveik padaryta, antrą pradėjau šviesią gėlytę, čia tamsės, Tai toks mano rezultatas gavosi, ir dar čia vidury, visų gėlyčių viduriukuose, parodysiu, čia, matot, yra daug geltonų prancūziškų mazgelių. Ir aš dabar labai galvoju, labai rimtai galvoju, ar man daryti tos prancūziškus, ar geriau karoliukus. Nes prancūziški, kai rėmini, aišku, reikia tada rėminant stiklas, kad būtų truputį atitrauktas, nes kitaip, jeigu prispaudžia, tai stiklas juos prispaudžia ir jie tokie plokšti pasidaro. Tai aš dabar galvoju, aišku, galbūt pabandysiu, jeigu man pavyks, aš darysiu turbūt prancūziškus, o jeigu ne, taigi aš turiu visokių čia tų karoliukų, Kaip tik čia šalia turiu, aš jums parodysiu. Tuoj, atsiprašau už garsus, bet mano, žiūrėkit, aš turiu karoliukus, pažiūrėkit. Labai tokie pat geltoni, kaip čia pagal schemą ir pagal siūlą, kuriuo reikia daryti. Aš laikau rankoje šiandien savo telefoną, tai truputį juda, tai nepykit labai. Tuoj, kur čia tas geltonas siūlas, gal ryškesni truputį tie karoliukai, noriu atskirti tą geltoną siūlą. Geltonas siūlas ir tie karoliukai, kažkiek panašiai, ne? Tai aš ir galvoju, aš turiu tų karoliukų nemažai, tai aš galvoju, gal man taip ir padaryti. Aišku, jie galbūt per dideli, bet galima mažiau dėti, negu čia parodyta. Čia tai labai daug, pasižiūrėkit. Viens prie kito mazgeliai. Tai ir aš pagalvojau, aš galiu čia tos karoliukus pasiuvinėti, ne? Vis tiek kalėdinis darbas. Dabar geltoni karoliukai, nes kiek esu bandžiusi daryti prancūziškus mazgelius, tai žinokit, man taip nelabai sekasi su jais draugauti. Tai aš taip už tai ir galvoju. Tai tiek šiandien, tiek darbo padaryta. Aš tikrai džiaugiuosi, kad aš, pradėjau šitą darbą ir toliau siuvinėsiu visą žiemą. Tai tiek, o dabar einam sukti ruletę. Kągi išsuks man ruletę. Štai mano ruletė ir dabar Anchor žiemą
bažnyčią pasiuvinėjau. Ir dabar labai įdomu bus sužinoti, ką ruletė išsuks kitą darbą kokį. Tai dabar laukiu, kol atsisuks ant mano to siuvinėto darbo. Ir truputį labai įdomu, ką jinai man duos. Šiandien beje yra antradienio vakaras. Tai va, pasižiūrėsim. Tuoj atsisuks ir aš galėsiu paspausti pelytę ir pasižiūrėsime. Dar truputį palaukiam. Va šitą labai norėčiau apelsinus pradėti irgi, nors ant juodos medžiagos. Bet, nu, įdomu gal. Taigi, žiūrim. Ką man išsuks ruletė, trantantan, ką? Besmegenį? O, nu gerai, nedidelis darbukas. Besmegenį. Tai dabar taip, aš turiu padarius va štai šitą padariusi, šitą esu padariusi ir šitą. Tai dabar arba šitą, gal tą podelyje. Oi, palauk, pasižiūrėsiu aš. Tuoj pasižiūrėsiu, kas pas man yra va čia va nusistatyta, nes aš jau esu prie va. Tai reiškia, dabar siuvinėsiu šitą besmegenį podelyje. Ir va čia iš karto nusistatau datą. Šiandien yra 3 karaliai. Va. Ir pradžia sausio 6. Taip. Sausio 6 pradžia. Sustojau kalbėti, nes apie kažką pagalvojau. Dabar galvoju. Nieko. Gerai. Taigi, štai šitas. Tai pasimsiu plastikiuką, nes aš juos ant plastiko siuvinėju ir galėsiu po truputį judinti. Labai visai smagu, nedidelis darbelis, pažiūrėsim, ką man pavyks ant jo padaryti. Tai štai kiek man pavyko pasiuvinėti. Čia yra nuo praeito podelio, vat kontūras matosi. Ir štai šitas. Tai čia padariau 374, atrodo, kryželius. Ir tiek aš padariau. Siuvinėjau vieną vakarą, tai yra vakar vakare, antradienis buvo. Ir daugiau kažkaip nenorėjau, nes tai yra mažiukas darbas, o norisi pajudinti būtent didelius darbus. Tai čia, kaip matote, yra spalvų. 3 mėlynos spalvos buvo, 1, 2 ir šviesiai mėlyna. Tai po truputį judinsiu į priekį ir dabar pasižiūrim, ką išsuks ruletė šį kartą. Va, atsistojo kaip tik ant šitų žmogeliukų. Besmegenių, nors man kažkodėl norisi sakyti, kad tai yra nykštukai. Ir ką mes matom? Ko gero čiurlionis. Opa. Labai gerai. Labai džiaugiuosi, nes tikrai senai aš jį judinau. Ir tikrai judinsiu dabar kokius kelis vakarus, nes tai yra didelė schema. Didelis paveikslas. Tai tuoj atsinešiu, parodysiu, kiek aš turiu šiai dienai. Pasidarysiu nuotrauką, kaip sakiau, kad galėčiau paskui palyginti po metų arba tiesiog kiek jisai pajudės per metus laiko, arba tiesiog kiekvieną filmavimą, pasižiūrėsiu, kaip man seksis. Taip, einu atsinešu. Tai va, atsinešiu. Tai dabar aiškiai matosi, kur man reikės siuvinėti. Ir reikės siuvinėti va štai šitą plotelį. Tai va, pažiūrėsim, kiek man pavyks išsiuvinėti čia. Nes čia jau pradėta, tai pavienių kryžiukų gal nebus, bet aš kiek atsimenu, tai siuvinėjau po 3, 1, 2, 3 į viršų ir paskui čia dar tas, sakykime, 3 į viršų. Tiesiog 3 ant 5, va taip pasiuvinėjau, tada lengviau išgaudyti tuos pavienius kryželius, nes kai mažesnis plotas, tai greičiau baigėsi tie pavieniai kryželiai. Aišku, kaip matote, jeigu išeina į viršų, tai aš nenutraukiu siūlo, aš bandau siuvinėti kuo daugiau to pačių siūlų, kad mažiau būtų mazgelių. Nes aš tvirtinuosi, jeigu yra nutrauktas siūlas arba blendas yra, tai tada aš visą laiką darau mikro mazgelį gale ir tada siuvinėju. Jeigu paprastas siūlas vienas sulenktas per pusę, tada tiesiog su kilpute prisitvirtinu. Tai ką, tai tiek, va čia jau saulėta šviečia. Ir ką, einu pasimsiu, susirasiu, kur yra mano siūlai. Ir, kaip sakiau, pasidarysiu nuotrauką, kad galėčiau pabaigoje metų pasižiūrėti, kiek paaugs šitas darbas mano iki
iki metų pabaigos. Ir tai yra šių praeitų metų, tai yra 25 metų darbas. Ir dabar, palaukit, truputį noriu pasižiūrėti, kada aš jį pradėjau. Tuoj, kur čia mano lentelė, nes čia šalia turiu. Aš jį pradėjau, aš jį pradėjau 25 metų sausio 1. Kaip įdomu, iškai buvo mano pirmas darbas pernai. Naujas darbas sausio 1 pradėtas, geras. Tai va, gerai, tai ką, einu siuvinėti ir parodysiu, ką aš nuveiksiu. Per porą, aš manau, kad porą vakarų darysiu, tai yra šiandien ir rytoj. Aš taip manau. Iki. Na, praėjo ne 2 vakarai, o 3 vakarai. Ir padariau pagaliau aš jau šitą lopinėlį 3 ant 5. Tai va, viską užpildžiau, padariau, truputį į šoną nuėjau kaip visada. Ir va čia, kur matote, tamsus toksai prasidėjo motyvas, tai čia eina ranka. Ranka, kuri laiko štai šitą šviesulį. Tai va, tai labai džiaugiuosi, padariau, sakykime, normą. Ir liko kitam kartui štai šitas ir tada vėl keliausiu čia į apačią. Tai daugiau nežinau ką pasakyti. Gražiai siuvinėjusi. 3 vakarai, aišku, labai priklauso, kiek aš turiu laiko siuvinėti. Tai kartais užtenka ir 2 vakarų, bet šį kartą reikėjo, mažiau laiko turėjau. Ir dabar šiandien jau yra šeštadienio rytas, tai vad noriu išsisukti ruletę ir sužinoti, ką šiandien vakare galėsiu siuvinėti. Tai tuoj atsinešu ruletę ir pasižiūrim. Nu va, tuoj atsisuks į čiurlionis ir aš tada suksiu ruletę. Pasižiūriu, kas bus, ką išsuks, elniuką ar vėl čiurlionį. Ir vėl čiurlionis. Na, kaip jau žinote, aš nelabai noriu 2 kartus iš eilės siuvinėti tą paties darbo. Kur jisai dingsta? Labai įdomiai dabar pasidaro taip, kad dingsta kažkaip keistai man čia. Nesuprantu. Tai tada taip. O kodėl dabar nesisuka? Sukis ruletę. Nesisuka. Nu gerai, sukam dar kartelį. Nes nenoriu antrą kartą to paties dalyko siuvinėti. Na va, elniukas. Labai gerai. Fainas, smagus darbelis, nesunkus. Nesunkus darbelis ir viskas čia su juo gerai. Tai va, gerai, einu atsinešu, parodysiu, ką turiu, kiek esu išsiuvinėjusi. Tai štai, toksai rinkinukas, tai yra LKS rinkinys, kas čia yra informacija 16 AIDA, 36 spalvos ir bus išmatavimai 18 ant 20. Ir aš šį kartą nekeičiau jokios medžiagos, nors čia nėra išsisiuvinėjų. Tai prasme, ne visas plotas siuvinėjasi, bet kažkaip pagalvau, 16 kauntas visai neblogai ir va štai kiek aš turiu jau, atsiprašau, kažko kliūna gerklė, štai kiek jau turiu aš juos padarius. Tai dabar, aišku, pasižiūrėsiu, ašgi vis dar žaidžiu kryžiukų namuose bingo lentelę. Ir pasižiūrėsiu, kokią užduotį galėčiau atlikti, taip kad negaliu dabar iš anksto jums pasakyti, ką aš siuvinėsiu. Galbūt siuvinėsiu šitą šaliką, pabaiginėsiu, nors čia labai nedaug. Nu, palaukit. Čia šalikas jau pabaigtas, žiūriu pagal nuotrauką. Jo, čia šalikas pabaigtas jau. Toksai jisai ir bus. Čia tie varpeliai tik reikia padaryti. Čia varpelį. Tada kūnelis. Čia viršui varpeliai. Dar yra kažką pasiuvinėti, tai va, gal dovanas pabaigsiu. Šiaip logiškai yra va čia pabaigti dovanas, kad nereiktų medžiagos judinti ir tada keliauti čia žemyn. Tai va, yra toksai va dovanų va tiek va, tada eiti žemyn kanopėlę šitą siuvinėti ir kūnelį. Nu tai pasižiūrėsime. Tai šitam darbui skirsiu vieną turbūt vakarą. Šiandien vakare pasižiūrėsim, kiek man pavyks jo siuvinėti, o gal ir 2 vakarus. Nežinau, nes ten bingo
Bingo lentelėje tai viską reikia daryti 800 kryželių, kiekviena užduotis. Tai, pavyzdžiui, kai dariau tos besmegenius irgi dariau pagal užduotį, tai nepadariau 800 kryželių, tiesiog tą vakarą kiek pasiuvinėjau ir paskui vėl iki vasario pabaigos kažkada iškris man tie besmegeniai ir pabaigsiu tą normą. Tai su šituo lygiai taip pat darysiu. O gal pavyks, jeigu pasimčiau, pavyzdžiui, dovanėlės, čia didelį plotai siuvinėjasi, tai tada gana greitai. Tai ką, tai tiek ir einu dabar, važiuosiu į parduotuvę, pirksiu maisto, tada ir pietus ir tada vakare galėsiu atsisėsti ir pasiuvinėti. O pro langą tuo metu pasižiūrėkite, kokia žiema. Kaip pas jūs irgi tokia žiema? Šiandien ėjom su vyru kastis, tai vakare nukasėm, tai tas pats kaip nieko. Buvo viskas užpustyta. Tai va, tai parašykit, kaip pas jūs irgi tiek pat sniego daug, nes nežinau, kur esat, kokiam. Žinau, kad Vilniuje labai daug sniego, o įdomu, kaip kitose Lietuvos miesteliuose ir miestuose. Ar daug sniego ar ne? Tai parašykit, man labai įdomu. Na štai ir pasižiūrėkite. Skirtumą matot? Tikrai dovanėlės pasipildė daug daugiau spalvų. Tai pagrindė siuvinėjau žaliom spalvom, va čia tos visus, paskui dar čia raudoną užpildžiau ir padariau pagal užduotį 800 kryželių. 811 iš tikro. Tai va, tai dovanėlės paryškėjo, labai džiaugiuosi. Ir tas darbas, kur per vakarą tikrai galima daugiau padaryti kryželių, nes tai yra siuvinėjimas linijom. Va čia matot, va žalia spalva eina linijom, čia jau paskui užpildai viską, čia kontūrai, nėra tokio knibinėjimo. Tai va, tai dalį dovanėlių jau pareiškėjo ir dabar keliausiu žemyn, tiksliau dar čia reikės pabaigti, nes va čia dar yra neužsiuvinėtų vietų. Ir tada eisiu žemyn ir pabaigsiu kažkada šitą gražų nuostabų elniuką. Na ir dabar, kaip tik ant elniuko atsistojo, oi palaukit, čia du elniukai. Oi, reikia sutvarkyti, palaukit. Na va, pagaliau sutvarkiau, kažkodėl buvo atsiradę du šitie elniukai. Jie labai gražus tai yra jisai, man labai fainas toksai nuotaikingas, linksmas elniukas, bet dviejų man tikrai jų nereikia čia ruletį. Ir dabar taip atsistojam per vidurį ir suku. Ir dabar pasižiūrėsim, kągi išsuk šį kartą. Šiandien yra sekmadienis, tai dar truputį noriu pasiuvinėti ir štai. Nesvarumas. Nu gerai, nesvarumas. Tai nesvarumas. Tai truputį pasiuvinėsiu nesvarumo ir aišku norėsis jo daugiau pasiuvinėti. Tai darysiu kelis vakarus, reiškia išsikels truputį ir į rytdieną turbūt. Ir dabar aš parodysiu, kiek aš turiu to nesvarumo. Maždaug, dabar neatsimenu, kur esu pasidėjusi, tai tuoj atsinešiu. Taigi nesvarumas štai atsirado čia. Ir kaip matote, čia aš jau padariau suknelės tos kontūro padariau. Ir čia faktiškai eis man jau fonas. Ir truputį gal tos virvutės, keletą virvučių. Tai vėl imsiu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taip. Vėl imsiu 3 ant 5, va tą gabaliuką va tokį ir bandysiu jį užsiuvinėti. Per kiek laiko aš jį padarysiu? Nežinau. Pasižiūrėsim, bet šiandien dar vakare, prieš keliant į YouTube, aš jums įdėsiu gabaliuką video. Įdomu labai pačiai, kiek šiandien aš padarysiu per tą laiką, kiek turėsiu laiko siuvinėti. Bet nežinau, kiek turėsiu laiko šiandien siuvinėti, nes planuojam galbūt pavažiuoti biškį į Anykščius paslidinėti, tai po to grįžę reiks pailsėti, o kai ilsiuosi, aš dažniausiai siuvinėju. Mano poilsis pats geriausias yra siuvinėjimas. Tai va, gerai. Tai dar neatsisveikinu. Keliauju aš dabar valgyti pusryčių ir tada keliausiu toliau sekmadienio reikalai. Na tai ką, paskutinis prisijungimas šios savaitės. Šiandien jau yra sekmadienis ir parodau, ką aš nuveikiau. Tai pamiršau pasimti, ko rodyti, tai rodysiu su mažyliu. Tai vis dėlto va čia tą kampą išsiuvinėjau, va. Dėl to, kad čia buvo nebaigtas šito gabaliuko kampas, tai va šitą visą kampą padariau ir čia truputį pradėjau jau šitą. Tai 3 ant 5 va šitą gabaliuką pradėjau siuvinėti.
Tai dabar noriu kitą savaitę padaryti šitą gabalėlį visą. Ir tada lauksiu jau, kas iškris, kada vėl ruletė išsuks šitą darbą. Tai dar paskaičiavau šiandien, kiek man reikia padaryti dygsnelių, kad baigčiau šiuos metus su šituo darbu. Tai visai nemažai, nes į mėnesį reikia padaryti 5000 dygsnelių. Tai tada turėčiau pabaigti jau šiais metais šitą darbą. Tai labai būtų fainai, bet tikrai nemanau, kad tai bus, nes tikrai neišeis kiekvieną mėnesį padaryti 5000 dygsnelių, tai čia garantuotai. Dar pavasarį, nu gal, jeigu imčiau kiekvieną savaitę po 1000 su trupučiu, tai gal ir išeitų, bet vasarą, atostogos, tikrai šitą darbą neimsiu ir nieko neišeis. Nu, nesvarbu. Labai svarbu, kad šitas darbas judėtų į priekį. Jau mačiau merginų yra, kurios jau pabaigė šitą darbą, tai tikrai įspūdingai atrodo. Ir šiaip tai aš irgi noriu jį pabaigti. Ir aplamai tie didieji darbai labai smagu, bet ilgai trunka. Tai vat noriu mažinti didelių darbų apimtį. Tai šitą pabaigus darbą arba kitą pabaigus aš tikrai neimsiu naujo darbo. Ir šiemet galvoju, ko gero neimsiu naujų rinkinių, kol nepabaigsiu, ką turiu. Išskyrus žiemą dabar, pati savo prieštarauju, išskyrus žiemą, kadangi noriu pradėti tos žieminius darbus po truputį judinti, bet tai čia tik tai 2 mėnesiai. Ir po to aš sudėsiu visus darbus vėl į ruletę, tai pavasarį ir tada jau tiesiog siuvinėsiu viską, ką turiu, kaip ruletė išsuks. Nu va, paplepėjau. Tai ką, tai tokia mano savaitė buvo. Parašykite, kaip jums atrodo mano savaitė, kaip jūsų savaitė, ką nuveikėt, labai įdomu pasižiūrėti, kurios filmuojate, visą laiką seku. Labai labai smagu tiesiog siuvinėjant stebėti, ką ir jūs siuvinėjate. Tai norėčiau, kad daugiau atsirastų filmuojančių lietuvaičių. Tai labai labai smagu vis dėlto stebėti, kad šitas mūsų hobis tikrai yra gana populiarus. Tik tai kol nieks nesusiduria, tai atrodo, kad nieks nesiuvinėja. O iš tikro, pažiūrėjus internete, tai tikrai daug yra, kurios siuvinėja. Tai ką, geros savaitės kitos, nesušalkite, graži savaitė, žiema, man labai džiugu, kad yra sniego, labai smagu. Ir susitiksim jau kitą savaitę, kitą sekmadienį. Ate, ate.